Reikia? Jūs Geriau taip? Gerai. Ačiū, kad susirinkot. Šiandien tokia teko man garbė tą pirmą žodį tarti ir pamoderuoti. Tai jeigu kas nors nežinot, aš esu Šarūnas Kuodis. Kodėl čia susirinkom? Manau, visiems yra aktualu kažką išgirsti apie Gedimino kalną. Ir atsitiko taip, kad Algimantas Grigelis, štai jis čia yra, paskui jam duosim dar porą žodžių tarti apie tai, sukvietė mus visus parašyti tokią knygą. Knyga gavosi visai nebloga. Trumpai tariant, nuo ledynmečių, visų viduramžių istorijų, ar ten medinė, ar mūrinė pilis, kokia ten didelė maža, kada kokia tenai upė perkasta buvo paaiškinta, iki geodezijos, geologijos, archeologijos, istorijos ir visa ta informacija yra patalpinta į skaitmeną, padarytas Gedimino kalno modelis irgi jis aprašytas, pereita iki dabarties, ką dabar darom, kokia yra tvarkyba, kokia koncepcija ir aišku, labai gražu, kad yra vizija. Tai taip pat ir su viršeliu. Viršelį labai dėkoju, kad parengė Rimantas Dichavičius. Mes kai atėjom pas jį, sakom, mums tai reikia vieno. Padaryk taip, kad net neperskaitęs matytumėm, kad tai yra simbolis. Aš manau, nieks neperskaitė pavadinimo jau supranta, kad tai yra simbolis. Ir viršelį irgi yra tam tikra idėja. Čia yra paskutinį kartą pilies panaudotos pagal paskirtį vaizdas, griuvėsiai, dabartis, kaip dabar gyvenom su ta visa istorija. Turime užneštą brauną žemėlapį patį pirmąjį, vieną iš pirmųjų. Ir turim viziją. Tai šiam kartui mes turim labai ribotą laiką visiems šitiem pokalbiam ir norėčiau duoti žodį Algimantui Grigeliui, o paskui suteiksim po trumpą pasisakymą savo skyrių kiekvienam iš skyrių autorių. Po viso to galima bus klausinėti, vėlgi laikas ribotas, kol mus išvarys organizatoriai, bet jau kai išvarys galėsim pajudėti iki Vilniaus Gedimino technikos universiteto stendo ir ten autoriai galės padalinti autografus. Na ir kol dar nepamiršau, nes būtina padėkoti Lietuvos nacionaliniam muziejui, kad gerai parecenzavo, prakratė mus, prapurtė Vilniaus savivaldybei ir aišku mūsų universitetui. Tai ačiū, kad susirinkom ir perleidžiu žodį Algimantui. Vėl taip. Tai labą dieną visiems. Turiu prisipažinti, kad galvojau apie šitą įvykį ir šitą susitikimą, bet viskam pajutau, kad esu pasiruošęs jau vakar ir todėl gerai miegojau. Taip, kad esu labai gerai nusiteikęs. Tai kas čia išgirdote, kas aš esu, tai Algimantas Grigelis, sakau dar kartą. Ir esu Mokslo akademijos narys emeritas. Trumpai vadina akademiku, bet aš čia nesu labai daug šito vietoj nusipelnęs. Tai jeigu kalbėt apie reikalą, tai iš tikrųjų planas 25 metų sausio mėnesio šiandien yra pilnai įvykdytas. Tas planas atsirado po 10 metų bendravimo su Gedimino kalno tyrėjais ir su pačiu Gedimino kalnu. Su kalnu galima buvo kalbėtis. Bet dirbant šitą visą darbą, kurį jūs jau kai kas jau turit, kai kas dar turbūt suspėsit įsigyti, tiražas yra nemažas, kodėl man neveikia mašina? Veikia? Arčiau. Tai kilo tokia
mintis, kaipgi tą darbą pavadinti. Ieškojau ir man Šarūnas sako, aš žiūriu internete, nėra gerų pavadinimų, užimta. Gedimino kalnas, Gedimino pilys, ten Vilniaus pilys užimta. Sakau, čia yra miestas. Tai taip ir pavadinam. Gedimino miestas ir jo kalnas. Ir bebaigiant šitą darbą, kilo toks simbolis, kaip paantraštė, kad tai yra Vilniaus miesto ir tautos simbolis, o aš sakyčiau, kad yra bendrai paėmus miesto kaip daikto ir tautos kaip subjekto simbolis. Iš tikrųjų, pakvietus autorius daryti šitą darbą, o aš juos visus pakankamai gerai žinojau, gal mažiausiai žinojau Šarūną, o dabar gal daugiausiai apie jį žinau per šitos metus bendravimo. Tai autoriai šiandien čia yra, jie kalbės ir aš noriu bendrai pasakyti, kad tai labai aukštos kvalifikacijos, labai aukšto profesinio meistriškumo tyrėjai. Šarūnas jau paminėjo, kokios čia yra specialybės, nekartosiu. Ir jie yra ir knygų autoriai, ir mokslinių darbų autoriai, ir kas svarbiausia, kai kurie iš jų turi savo verslą ir iš geologijos ar iš inžinerinės geologijos. Jie daro savo būvį, savo būtį ir gausina mūsų turbūt visuomenės kaupiamą pažinimą įvairių gamtinių reiškinių. Gedimino kalnas be abejo yra reiškinys ir jo visa istorija, praeitis, dabartis ir ateities vizija šitoj knygoj jau yra paduota, galvoju, galima pasakyti paduota, kaip ant padėkliuko. Bet noriu jūs įspėti, šitą knygą reikia skaityti. Jeigu jūs ją pasivartysit, pažiūrėsit paveiksliukus, tai bus tik tai pusė to, ką reikėtų padaryti. Šitą knygą reikia perskaityti, nes čia yra ir mokslas, ir technologija, ir inžinerija, ir galų gale, aš manau, ir architektūra. Ar ne taip, Algirdai? Yra. Yra, nu va. Tai ačiū labai. Žinau, kad mes turim 45 minutės, tai aš tuo noriu savo pasisakymą baigti. Labai džiaugiuosi, labai sveikinu ir labai linkiu tolesnių gerų, gražių darbų Vilniui, miestui, kalnui, tautai ir valstybei. Ačiū labai. Dabar paprasčiau, lengviau, ką Algimantas tik tai nepasakė, jisai yra pirmų 2 skyrių autorius. Pirmas skyrius yra dedikuotas bendriesiams duomenims. Aš sakyčiau, tie, kurie visiškai nieko nežino, perskaitė, turi užverst knygą, turi susigulėtą informaciją ir po kažkiek laiko jau toliau skaityti, nes bus per daug, sprogs per daug. Antras skyrius yra dedikuotas labai žymiam inžinieriui geologui Kazimierui Monstrovui, man dar teko su juo kažkiek dirbti ant Gedimino kalno. Yra parašyta, kaip jisai paskyrė savo gyvenimą tam tyrinėjimui ir tiesiog yra būtina apie tai paminėti. Tai vat antras skyrius būtent ir kalba, kiek jis dirbo Valdovų rūmų teritorijoje, aukštutiniai, žemutiniai pily. Na, o trečias skyrius... Jau prašau, gal čia yra Ramūnas? Yra, jo sūnus yra, jisai... Ramūną gal reiktų paprašyti pasirodyti. Ramūnas Monstrovas. Jis man perdavė
nemažos archyvinės medžiagos iš Kazimiero, o su Kazimieru aš dirbau prie kalno. Ačiū labai Algimantui už tokią gražią knygą ir paruošimą, ir kad tėtį prisiminė. Ir beje, šiandien tėčio gimtadienis, būtų 92 metai šiandien. Dėkui už trumpą kalbą. Dabar tokios panašios tikimės ir iš Jono Satkūno. Jisai apie geologijas, tas ledynmečius iš ten tūkstančius metų atgal. Tai Jonai, taupykit laiką. Labai taupysiu. Mėgėjai Vilniaus patriotai, netgi bičiuliai iš tolimosios Akmenės atvykę šios knygos pristatymą. Taigi, keli man skirti sakiniai. Kalnai. Mes drąsiai sakome Vilniaus pilių kalnai. Be kalnų nebūtų čia radęsi ir pilių. Koksgi tas talentingasis skulptorius sukūrė mūsų Vilniaus kalnus? Skulptoriai dirba įvairiai. Štai pavyzdžiui, Baltiškoji aukštuma, Žemaitijos aukštuma yra sulipinta. Ima molį skulptorius ir lipina skulptūrą padaro. O Vilniaus kalnus sukūrė kitas skulptorius. Tokio dar niekur nėra buvę. Tai yra erozija. Kai paskutinysis ledynas prisišliejo savo visą galę, savo kraštu prie Vilniaus kalnų, dar jų čia nebuvo. Jie buvo sukaustyti tuo vadinamuoju amžinuoju įšalu, daugiamečių įšalų. Ir tik tai atšilus klimatui staiga, tas įšalas ėmė ir išjudėjo. Prasidėjo termoerozija. Toks reiškinys, kurio niekur kitur nėra aprašyta. Europai nėra tokios vietos, kur būtų tas skulptorius, termoerozijos faktorius sutvėręs tokius kalnus. Taip, kad mūsų geologinė bendruomenė skelbėme, kad Lietuvoje yra įdomių, vertingų geologinio paveldo reiškinių, objektų, kaip antai Kuršių nerija, Puntukas, kiti, bet tokios vietos, kuri bus sukurta ledyno pačiam pakraštyje, nėra. Dėl to mes skelbėme, kad tai yra pats svarbiausias, unikaliausias gamtinio paveldo objektas – Vilniaus kalnai. Drąsiai sakau, Vilniaus kalnai. Ačiū visiems, kad gerbėte mūsų Vilniaus kalnus. Aš labai atsiprašau už Gediminą Vaitkevičių. Jisai dėl šeimyninių aplinkybių šiandien labai atsiprašė ir neatvyko, bet jisai sako, aš turiu parašęs, turi paskaityti. Perskaičiau, bet aš kaip atsakingas redaktorius galiu šiek tiek pakeisti, aišku, jo dabar nėra, visi pritarsit, kad taip ir buvo. Jisai tenai norėjo pasakyti, kad aš būtinai papasakočiau, kad buvo medinė, kada mūrinė ir panašiai, bet man iš šios skyriaus yra labiausiai įstrigę, kaip jisai rašo apie tai, kas tai yra kunigaikščio kiemas. Ir ta mintis, kad anksčiau valstybė buvo lygų kunigaikščiui, dabar valstybė yra lygų mūsų teritorijai ir nesvarbu, ten vienas ar kitas prezidentas, jeigu apsiženyje su kita prezidente, tai dėl to mes netampam Lenkiją ar ten abiejų tautų respubliką. Tai pas jį ten labai gražiai parašyta yra kunigaikštis už tai, kad nebevažinėjo pas dvarininkus ir neberinko mokesčių, o pasistatė pilį ir pasakė, dabar pas mane atvažiuokit ir pasikalbėsim. Tai parodė, kad tai yra jau valstybė ir valstybingumas prasideda nuo šitos pilies. Manau, ta idėja tikrai yra įdomi, tai plačiau bus tame skyriuje. Na, o toliau kitas skyrius yra, atsiprašau, aš jau dabar jau, gerai, Ginutis turi mikrofoną, tai apie geodeziją, tai Ginutį tada. Labadiena visi. Čia ne tik geodezija, kiek aerofoto geologinis kartografavimas. Mūsų labai specifinis skyrius yra specifinis darbas. Jis kilo poreikis padaryti Gedimino kalno trimatį vaizdą, labai detalų, kad galėtume analizuoti. Po to, kai 2016 metais įvyko didžioji nuošliauža palei funikulierių. Tada Nacionalinis muziejus susirūpino, o akademikui Grigeliui pasiūlius, nes jis jau žinojo, kad mūsų įmonė UAB Geotmagma kelis metus jau naudojo tikslius aerofoto geologinio kartografavimo metodus ir įrangą turėjo, užsakė atlikti pirmąjį skrydį. Mieste skrydis yra sudėtinga atlikti, reikia krūvą derinimų visokiausių. Buvo tikrinama ne tik tais mūsų
lėktuvėlis šveicarų gamybos, bet ir operatorius, jo gebėjimai, lėktuvėlio gebėjimai, nors mūsų operatorius, geodezininkas Martynas turėjo jau sertifikatus be piločio orlaivio, o pilotas gavęs Jungtinėse Amerikos Valstijose. Nesvarbu to, mes tą visą įveikėme ir kiekvieną kartą, 7 kartus matavom, kiekvieną kartą reikėjo gauti tuos visus leidimus. Skrydis buvo organizuotas nuo Stalo kalno, nes pradžioje 16 metais dar helikopterių beveik nebuvo, lėktuvėlis turi nusileisti kažkur tai švelniai. Tai paleidome nuo Stalo kalno, pagal užduotą maršrutą skraido jisai ir gauname masę nuotraukų Gedimino kalno ir aplinkos 5 cm taškais vienas nuo kito, tai daugiau nei 17 milijonų taškų, kurių pagrindų buvo galima fiksuoti paviršių, pakitimus ir matuoti šlaitus, numatyti, kur gali būti kokie nors šaliai daugiau ar mažiau. Detaliau jums gali truputį paaiškinti mūsų specialistas Donatas. Sveiki, aš esu Donatas Azaravičius, atlikau Gedimino kalno kartografavijos duomenų analizę. Ir kas nais, ortofotometrijos metodas pagrindinis naudingumas yra detalumas, kadangi matuojama labai daug taškų. Pirmam matavimui išmatuota taškai kas 5 cm, o paskutiniam matavime kas 2,5 cm, nes pagerėjo technologija. Tai kai tokie detalumus išmatuojam, galime matyti geriau pakitimus, nes net nedidelius. Standartinis kaip matavimas, tai ten neišmatuosi, kai kas 10 metrų taškas matuojamas. Jo, ir šitas visa informacija yra pagrindas visiems kitiems analizėms, nes kiti, kurie analizuoja, gali panaudoti tos duomenis. Ačiū labai. Perduosiu mikrofoną geologam, kurie atšalo rankas, užšalo įrangą. Sveiki, esu Nikita Dobrotin, esu iš Vilniaus universiteto ir taip pat esu geofizikas įmonėje GeoBaltic ir mes atlikome geologinius geofizikinius tyrimus, jų kompleksą ant Gedimino kalno. Ir tyrimai buvo atlikti 19-20 metais ir dar keli geofizikiniai tyrimai 2016 metais po nuošliaužos šalia funikulieriaus. Ir mūsų skyrių visa šita informacija yra įdėta. Šitas skyrius yra parašytas pagal detalę geologinę ataskaitą, kuri yra saugoma geologijos tarnybai. Ir tiesiog, kaip sakyti, aš paėmiau šitą ataskaitą, ją šiek tiek supaprastinau, kad labiau suprastų paprastas žmogus, ne geologas, ir sudėjau viską į šitą skyrių. Tai šitas skyrius galbūt sudėtingiausias šitą knygoje, bet gal įveiks kaip nors. Ačiū labai. Kitą skyrių parašiau aš kartu su kolega Mykolu Daugevičium. Tai visa tai, kas dabar buvo paminėta, mes sukišom į vieną skaitmeninį modelį. Jis gavosi toks didelis, toks sunkus. Pirmą kartą gerai pavyko viską suskaičiuoti po 1,5 metų. Galvojau, kad nepavyks, bet pavyko. Bet kai pavyko, mes toliau jį tobulinam. Dabar jau turim ir ant modelio ten tą stiebą su trispalvė. Jau gerai. Jau labai tiksliai ir detaliai galima visą esamą padėtį suskaičiuoti. Ir suskaičiuoti, o kas jeigu palyja per daug, įšalas, ledas, sniego tirpsmas, kur galėtų ar negalėtų būti nuošliauža. Lygiai taip pat galim uždėti apkrovas. Paskutinį kartą bandėm pašaudyti fejerverkus irgi pasižiūrim, kiek galima ten šaudyti tos fejerverkus ir kiek tai leidžia susidaryti nuošliaužam ar skatina tie fejerverkai. Tai vienu žodžiu, labai įdomus skyrius. Matau, laiko nedaug yra, taupant laiką, nes turim du stiprius skyrius. Vieną skyrių prieš paskutinį parengė Rimas Grigas, tai jisai trumpai apie tą pačią koncepciją. Labą dieną. Čia jūs kankina visokią techninę informaciją, tai aš noriu pasakyti, kad kai gerbiamas akademikas gerai miegojo, tai aš blogai miegoju šią naktį. Tai nežinau, kaip čia man pavyks pakalbėti.
kažkaip tai manau, kad mano skyrius turbūt pats paprasčiausias, reiškia, mes parašėm tą, ką šiuo metu darome. Ir galbūt pats nuobodžiausias, nes žinot, reiškia, kai ten, kaip sako, kalbėjo apie skaldą, apie žvyrą, reiškia, ir apie betoną, tai gal ne visiems labai būna įdomu. Kai 17 metais per vieną susitikimą su ministru Kalne apie nuošliaužas, reiškia, tai paklausė mane, sako, ką čia, sako, daro architektai, sako, prie šito daro. Čia jis sako, visiškai paprasta, čia žemės kasi, pili, ten kažką tai darai. Tai aš, man teko garbė stebėti Gedimino kalno darbus kažkur tai vat nuo 89 metų panašiai, kai kolegos, reiškia, pradėjo kalno tvarkymą 85 metais, paskui, reiškia, buvo krizė, teko darbus pradėti jau tęsti 95 metais. Ir man niekada į galvą nebuvo atėję, kad ir man teks kažkaip tai prie tų darbų prisidėti. Tai savo metu, reiškia, Gintaras neleis pameluoti, sėdi pirmoje eilėje, reiškia, teko dirbti su valdovų rūmais. Tai tą vietą, reiškia, jau tikrai labai seniai žinau ir daugmaž esu čiupinėjęs. Tai kai 17 metais pasiūlė prisidėti prie kalno tvarkybos, reiškia, tai kažkaip tai buvo pradžiai lyg ir baisu, lyg ir tokia iš tikrųjų sritis labai techninė, bet viskas labai įtraukė, kadangi čia nėra vien tik betonas ir žvyras, vis tik tai yra ir istoriniai tyrimai, ir menotyriniai tyrimai, ir archeologiniai tyrimai, reiškia, ir daug visokių tokių dalykų, kurie tikrai, reiškia, yra labai įdomus. Ir mes tą visą medžiagą turėdami ar savo darbą taip projektuojam, reiškia, kaip jautriai sureaguoti į tas vietas, kad nesužaloti, kad išsaugoti ateities kartoms tas, kas yra išlikę, paeksponuoti, ką suradome. Ir kai po tų visų griūčių buvo kažkaip tai suprasta, kad negalima taip šokinėti prie tų visokių avarinių darbų, reikia paruošti projektą didelės apimties viso kalno tvarkybos. Ir 19 metais, reiškia, kažkaip tai Nacionalinis muziejus ėmėsi to darbo. Mes laimėjom konkursą, reiškia, ir pritraukėm daug kolegų, kurie čia ir sėdi, reiškia, su visais tyrimais, su archeologijom, su istoriniais tyrimais papildomais. Nu ir paruošėm tą projektą, apie kurį aš čia truputėlį esu išdėstęs. Tai jeigu taip labai trumpinti tą pasisakymą, tai Gedimino kalnas, reiškia, dabar suskystas tokias dvi dalis. Pirma dalis, kurią dabar jūs matote, reiškia, kranai stovi, tai yra pietrytinis šlaitas. Pats nestabiliausias, reiškia, šiuo metu prieš porą metų buvo jau įvykdytas vakarų šlaitas, tas, kuris į Neries pusę. Tai viso kalno kvadratūra yra 27 000 kvadratinių metrų. Tai vakarinis šlaitas buvo 3000, o pietrytinis 5000. Tai jeigu tai paėmus, galima pasakyti, kad ketvirtadalis kalno jau yra sutvarkyta. Tai aišku, šito dabar, kai mes ant pirmo etapo 5000 kvadratinių metrų darbai, jie dar vyks dar porą metų. Ir aš manau, kad sėkmingai viskas bus padaryta, reiškia, nes ten viskas gan neblogai sekasi. Tai šiuo metu vykdomi Kunigaikščių rūmų pamatų tvirtinimas vykdomas ir pietrytinio šlaito tų nestabilių gruntų pakeitimas stabilesniais, reiškia. Tai gal neapkrausiu jūsų, ten sakau, tokia, reiškia, vėl techninė informacija, čia knygoje daug yra parašyta apie tai. Vienintelis dalykas, ką dar norėjau tiesiog papasakoti, kad tyrimų metu būtent ten pietrytiniam šlaite, reiškia, šalia ant ribos esam suradę, reiškia, žemutinės pilies bokštą, kurio niekas anksčiau nežinojo kvadratinį. Tai ten toks įdomus momentas. Aš tikiuosi, kad jeigu viskas čia bus gerai, reiškia, nebus karų marų, tai matyt kažkokiu tai būdu bandysim jį paeksponuoti, sutvirtinti ir kad einant, reiškia, pagrindiniu taku, kuris dabar yra uždarytas į Gedimino kalną, kad galima būtų tą bokštą apžiūrėti, reiškia, ir ten, kaip sakos, kažką taip gero nuveikti. Tai ačiū už dėmesį tada. Ir Algirdai atidarėt, turbūt ir uždaryti reikia.
Labą dieną. Esu Algirdas Kaukšpėdas, architektas ir šiek tiek muzikantas. Tai dėl to, kad kažkaip derinau visą gyvenimą tą muziką su architektūra, buvo toks anties turas per arenas. Ir yra toks šmotas mūsų Lietuvos valstybė. Ir mums reikia kažkokio labai ryškaus tokio akcento, baigiantis dainai, kad parodyt viziją kažkokią, į kurią galima būtų įsimylėti, kaip Lietuvos simbolį. Ir mes sugalvojom, kad reikia parodyti atkurtą, žodžiu, aukštutinę pilį, arba Gedimino kalną liaudiškai šnekant. Tai jūs turbūt daugelis gal ir nežinot, kad Gedimino kalnas buvo apačioj, dabar ir valdovų rūmuose galima pasižiūrėti Gedimino pilies ten tos likučius. O ant kalno stovėjo Vytauto pilis. Vytauto pilis, kuri po 1419 metų gaisro, esant Vytautui labai galingam, po Žalgirio mūšio laimėjus, jis pastatė reprezentacinę gotikinę pilį. Tai buvo iš tiesų labai didinga, labai graži, labai moderni tam laikui ir jisgi ruošėsi karūnuotis, laukė, reiškia, karūnos ir jam reikėjo papuošti miestą, jam reikėjo parodyti, karaliai suvažiuos, kokia yra sostinė ir panašiai. Tai mano kaip ir užsikabinau aš ant to dalyko, kad pagalvojau, kad klausykit, visiems yra akivaizdu, kad Gedimino pilis yra vienas iš Lietuvos simbolių. Niekas tam neprieštarauja. Vaikai piešia, jeigu pasakai tavo Gedimino bokštelį ir vėliavėlę. Kiek buvo kartų keliama vėliava virš Vilniaus, kai keitėsi valdžia? Kur jinai buvo keliama? Ant simbolio. Būtent ant Gedimino pilies. Tai negali būti mūsų tautos simbolis griuvėsiai. Mes negalim garbinti griuvėsių, tai yra nesąmonė visiškai. Vien dėl to reikia ją atkurti. Aš suprantu, kad yra tam tikra baimė, čia apsijuoksim, gal čia kas čia mūsų pirštais rodys, kokie mes čia kvaileliai, romantikai, taip toliau. Bet visi tie žmonės, kurie taip kalbėjo, kai buvo atkuriami valdovų rūmai, dabar jau tyli. Nes buvo grąžinta Lietuvos istorija, tai padarytas didžiulis darbas Lietuvai. Ir dabar jau jaunoji karta nelabai žino, kad čia stovėjo, nestovėjo. Taip organiškai įsiliejo viską. Tai va, mano ir yra tas paskutinis skyrius, kuris parodo, kaip galima atkurti, kokia gali būti versija. Aišku, kad čia yra tik tai vizija, turėtų būti suburtas labai kompetentingas architektų, restauratorių, žodžiu, specialistų būrys, kuris ir padarys tą tikrąjį projektą. Tačiau norint parodyti, reikia kažką tai, bent vizijos, kuri maždaug atitiktų. Ir mes sugalvom labai puikiai idėją. Mes supratome, kad Pranciškus Smuglevičius, kurio labai daug pilies liekanų piešinių išliko, praktiškai buvo kaip tuo metu fotografas. Jis labai tiksliai užfiksavo griuvėsių visus reiškitos vaizdus. Ir įsivaizduokit, mes kompiuteriniu būdu, su dirbtiniu intelektu, tuos visus vaizdus sudėjom į vieną modelį ir viskas sutapo. Kai tarsi, galima sakyti, kaip daug projekcijų iš skirtingų vietų mes nustatėm piešimo lokacijas ir mes gavom tikrus dydžius. Dėl detalių galim šnekėtis, bet pats tūris yra teisingas. Tai, ką mes va čia turim, žiūrėkit, kitoj pusėje. Viskas čia yra tiesa. Taigi, aš labai kviečiu visuomenę, imtis drąsos šiek tiek, nebijoti, neapsijuoksim, viskas bus gerai. Kalnas atlaikys. Ir gerbiamas akademikas įrodo savo ir visi specialistai 3 tokias pilis atlaikys. Labai yra tvirtas stuomuo kalno ir tik tai tas taip vadinamas technogeninis gruntas, kuris dabar yra puikiai
Rimo Grygo grupės stabilizuojamas, bus stabilizuotas, bus investuota 30 milijonų į tos darbus ir sutvarkytas bus pamatai visi, kad galėtume, džiaugtis atkurta pilimi. Tikėkime, pasitikėkime savim ir tai bus mūsų kartos pats didžiausias, galima taip sakyti, dovana ateičiai. Ačiū.